Klausau. Labą dieną. Sveiki. Skambina iš Lietuvos pėsčiųjų asociacijos vadovas Eduardas Kriščiūnas. Dėl oro taršos norėjau pasiteirauti. Ko konkrečiai? Kiek matau, davikliuose ir rodo, kad šiuo metu Vilniuje ir Kaune oro tarša yra viršijama kelis kartus. Šiandien jau turbūt nebelabai. Aš pats nežiūrėjau. Raudoni visi davikliai ir Kauno ir Vilnius. Tai kad raudoni, tai gali būti, kad viršyje, bet ne kelis kartus. Bet tai aš tiesiog norėjau pasiteirauti, kodėl nėra jokio pranešimo žiniasklaidoje. Yra. Kažkaip nesimato. Mes skelbiam informaciją savo Facebook'e ir pasiėmą informaciją, kas tam reikia. Facebook'e, o savo tinklapyje neskelbėt, nes aplinkos apsaugos agentūros puslapis tai toks tuštokas, švelniai tariant. Tai jūs pasižiūrėkite į Facebook'ą, nes, tiesiog informaciją mes skelbiam nuo praeito penktadienio kasdien. Atnaujinam su lentelėmis ir taip toliau. Žiūrėkit, aš neturiu Facebook'ą. O tai tada gal interneto irgi neturite? Ko tokio? Jeigu Facebook'o ne. Gal ir interneto neturite, jeigu Facebook'o neturite. Čia patyčios ar kas yra? Ne, čia ne patyčios, čia yra tiesiog adekvatus požiūris. Adekvatus požiūris yra, kad visi privalo turėti Facebook'ą, o kad įmonės puslapyje tai neskelbiama, tai normalu yra. Tai gal jūs galite pasakyti, kokiu vyriausybės nutarimu yra Facebook'as privaloma dalis? Gerosiamis dienos. Ko turėjau kalbėti šnekėti?